Antros dienos rytas. Atsikėliau, dabar yra 6 valandos ryto, pus 7 gal jau. Pasižiūrėjau mocą, bus čia reikalų sutvarkyti. Va, kaip išlūžo. Ir plėvesuoja. Nu, kažką sugalvosim. Tai dabar einu gaminti pusryčius. Ir bandysim važiuoti toliau. Simigauti žiauriai chujovai. Šalta buvo. Ir triukšmas kažkoks labai didelis. Malūnsparnio, nežinau, čia poligonas gal toks yra. Nu ir kaip yra. Kas čia per gaidys? Gera. Karoči, tokio šūdo gyvenime nesuvalgęs. Čia pasirodo yra taukai su spirgučiais. O duona kažkokį jovalą sudaro. Ne, duona reikia. Miško gyvūnams. Taukų tai neduos. Tai užsilenks dar ir tie. Pavalgiau žirnius sriubos. Užteks man. Gerai jaučiu. Reikia eit pakuotis. Čia biškį susirišau, kad... Nežinau. Žiūrėsim, gal laikys. Reikia eit viską susipakuoti. Ir po biškį jau pradėti judėti. Liko susipurkšti grandinę. Susipurškiu ir... Vežu išmetu šiukšlės ir galim važiuoti toliau. Piliau kuro, teko vėl nusukti iš magistralės. Išsumokėjau 18 eurų 95 centus. Grįšim į magistralę dabar, važiuosim toliau. Judėsim link Čekijos. Šiandien turėčiau pasiekti Čekiją, o gal netgi ir pravažiuoti ją visą. Ten toks galiukas tėra, nu bet pažiūrėsim. Taip, reikia pasileisti muziką. Nu ką, atvažiavom dar 100, reikia eiti į Vaclavą. Ir toj baigsis Lenkija. Taip, nuvažiavom iš viso 917. Šiandien 200, bet 3 kilų. Tai kaip ir normaliai. Sėmiau kavos dar juodas. 2,30 €. Atsigersiu ir turbūt kitą stotelę jau bus Čekijoje. Tai va, susimatysim turbūt tenais.
Jau Čekijai, va kokie vaizdai. Jau pradeda mane stebinti. Tai už kurą sumokėjau 16,84 €. Dabar važiuojam į aikštelę, biškį pailsint subiniuką. Ir judėsim toliau. Būtų. Reiks dar užmest akį pasižiūrėti, kiek čia liko tos Čekijos. Gal pavyks ją šiandien pravažiuoti visą. Čia, žiūrėk, čia tik fūrytėm. Tai pasigūglinau, pasirodo, kad Čekijos bėra 130 km. Tai greičiausiai šiandien atsidursim Austrijai. Tai tenais turbūt ir miegosim, nes dabar jau yra 1:30. Ir kažkaip biškį atrodo lyg apsiniaukia. Na, bet aš tikiuosi neleis. Jeigu viskas gerai, dar kažkiek ir Austrijos prasprieksim. Būtų gerai nors pusė Austrijos. Gerai. Aš važiuoju. Žiūrėsim, kas čia gausis. Kišenės užtrauktos. Kuras papildytas pilnai. Gerai, vyručiai. Merginos, vaikai ir seneliai. Važiuoju. Į lietų greičiausiai. Nu, ką darys? Yra kaip yra. Kokie malonų žmonės, visi pasitraukė į kelkraštį, kad pravažiuotume mes su motociklais. Pradėjo lyti. Reikia rūbukus užsidėti kažkokius. Lietus lyt, nu jau pamyšti ir nebelyja. Galiausiai čia belie kiek motociklų pravažiuoja per šito keliu. Visi turbūt į tą pačią pusę važiuoja. Žiūriu anglas, žinai, dedasi daiktus į mocą ir alų grūdą. Galvoju, pliuot, protingas. Reikia ir man pasiimti. Tai pasiėmiau 2 alaus ir 2 batonėlius. Tai dabar lietus apstojo lyti ir po biškį jaučiu judės, net nesimaus lietaus kubų. Tai suvalgau batonėlį ir greičiausiai judėsiu į tos kalnus jau. O už batonėlį ir alų sumokėjau 5,40 €. Tai va. Pasižiūrėjau, iki Austrijos liko 18 km. Nu tai va tie kalnai, kur yra, turbūt ten ir jau yra.
Na, tai bandysiu dašauti ir po biškį jau ieškosiu, kur permiegoti. Gerai. Reikia lėkti. Kol lietus nepradėjo vėl lyti. Man jau pradeda patikti. Esu jau prie sienos. Pradėjo lyti ir dar degalinę pravažiavau, buvo posūkis. Posūkis į dešinę, per šitą tiltą pervažiavau ir kitoj pusėje degalinę, o man kuras baigęs. Nu dar yra, bet... Oi, bliat. Nu gerai. Pažiūrim, kur degalinės. Radau degalinę, nustojo lyt, bet neaišku kiek ilgai nelys. Tai užsipyliau pilną baką, 20 eurų, kem 3 centai. Dabar važiuosiu greičiausiai į parduotuvę, o po to važiuosim ieškoti, kur palapinę statyti. Radau parduotuvę, reikia sustoti. Tik iš degalinės išvažiavau iškart parduotuvę. Na į gerai, po to nereiks stati. Bandysim apsišopinti. Gal kokios mėsos nusipirkti. Kaip aš norėčiau. Kas čia? Čia sustosim. Gerai. Užsirakinti viską. Gerai, susimatysim po parduotuvės. Nusipirkau bandelių, vandens, saldžių bandelių, kavos, pomidorą ir dešrelių. Man patiko, kad dešrelės 3 kartus galėsiu pasidalinti, nepraplėšęs, pilnai pakė. Tai sumokėjau 11 eurų 35 centus. Dabar kažkaip bandyti susidėti čia ant šniūrų. Susipakavau, galim važiuoti. Važiuosim dabar ieškoti, kur palapinę pastatyti. Dabar sukti, ne dabar? Ne dabar. Jo, nusimačiau tokią vieną vietelę, kur galėčiau plius minus pastatyti palapinę. Aišku, geriausia yra ieškoti miškuose. Tai aš taip ir padariau, įsivedžiau artimiausią mišką. Aplink mišką dažniausiai būna gražios pievos. O kur grinai pievų laukai, tai labai didelis vėjas bus. Vis tiek reikia statyti kažkur prie medžių. O blogiausiu atveju pačiam miške pastatysim. Tai o, pasukite kairėn. Kažin bulkų nepamėsiu.
Jo, reikia statyti palapinę, nes žiūrėjau, kada saulė leidžias, tai saulė leidžias už valandos ir 5 minučių. Bus tamsu. Tai dabar norėčiau palapinę pastatyti prie šviesos. O jeigu taip toliau važiuoti palei maršrutą, tai dabar yra didelis miestas, pavadinimo neatsimenu. Per tą miestą aš jau Lenkijai, kol pravažiavau tos didžiosius miestus, tenais hemorojus yra. Tai aš geriau išsimiegosiu, rytoj ryte atsikelsiu, kol palapinę susipakosiu, visi kamščiai bus pasibaigę. Tikiuosi. Nu ir tada per tą miestą. Taip, pažiūrėsim, kur čia mumis nuves. Nu, o kelias uždarytas. Neuždarytas, o ženklas, kad negalima važiuoti. Ką daryt? Nu gerai. Reikia pabandyti durti toliau tada. Bandysim durti toliau. Mašinų nėra. Jo, davai muzoną paklausysiu. I've lost my mind, now I'm trapped inside a maze that never ends. I can't control these violent thoughts of schizophrenia. The madness has a grip upon my soul. I'm going crazy within myself. I've lost control, I cannot show it, so I choose to hide the stress. Spark this junk to ease the pain I feel inside. The disinfection always seems to still remain. I guess I'll never learn my lesson. Life's a bitch and then you die. Choose to wrestle with devotion. Sickness travels through my system from the path that I have chosen. As the snake slithers on, I walk adjacent with my brothers. Never I'm gone. Corrosion eats away my brain. I struggle heavy with this demon. Every night is just the same. In this world there's only lies and fake illusions. Hate to kill the government preys on. Suppose you own until he chooses to bring death. The devil has you in his palms and murder comes a consequential life. We all are sinners, super firm, just like this blood about the light. Ir vėl ženklas. What the fuck? Hey, it don't mean shit until tomorrow comes again. What the fuck? Visur viskas uždaryta. Короче, jau čia reikia grįžti. Dvi valandas ieškau, kur palapinę pastatyti. Ir niekur nerandu.
Nes esame arti miesto ir visur yra gyvenamieji namai arba ženklai, kad įvažiuoja draudžiama. Tai galvoju gal šaut per tą miestą, pervažiuoti per miestą ir tada kažkur už miesto. Nes dabar esu šalia miesto. Atgal nenoriu važiuoti. Tai pervažiuoju per miestą, pro miestą ir tada bandysiu kažkur susirasti. Vėlė kur jau, bet jau bus tamsu. Nu kaip į vakar. Tai dabar užvalgau bandelių. Sasiskų neišeis pasikepti. Pavalgau bandelių. Ir važiuoju po miestą. Tai va, dabar jau yra beveik 8. Man atrodo, jo, pusė 8. 8 valandą saulė jums leidžia palei interneto duomenys. Nu ką padarys, yra kaip yra. Waking up in morning, thinking only about the living, about the feeling, about emotions, fuck her body, fuck her body. Jumping, skipping, turning, shifting, driving in the ocean. It's just emotion, drowning in the ocean. Through the city light, feeling golden. Through the city. Aš taip pagalvojau, kodėl aš negaliu su furistais miegoti. You serious? Where we go, where we fly, who we want, who the stars. Waking up in morning, thinking only about the living, about the feeling, about emotions, fuck her body, fuck her body. Jumping, skipping, turning, shifting, hiding in the ocean. It's just emotion, drowning in the ocean. Nu čia jaučiu ir miegosiu. O ką? Ką, aš ryžas, kad negalėčiau čia miegoti? Tik tiek, kad rytoj ryte rodo labai didelį lietų. Nu ką, įsikūriau. Ką tik matėm žiurkę. Čia mano naujas draugas. Iš Lenkijos. Kartu geriam alų. Bendraujam. Žodžiu, matėm čia žiurkę, bet nespėjau nufilmuoti. Tai pas mane gali būti, kad į palapinę naktį eis, bet kaip nors išgyvensiu gal. Nu ką, aš bendrauju su kolega per Google Translate, nes mes nesusišnekam lietuviškai ir lenkiškai. Aš nuvažiuoju į dieną po 700 km.
700 kilometrów. No to manialka wytrzyma. No. Panašiai, ne? No. Jo. Nu gerai, dar vieną lausių šausiu ir eisiu mėguoti. Greičiausiai susimatysim rytoj ryte. Čiau. Einu mėguoti. Išsimaudžiau. Tikiuosi žiurkės neužpuls naktį. O su jumis susimatysime rytoj ryte. Tarp kitko dar žiūrėjau internete orus. Įrodė, kad nuo 5 valandų ryto iki 11 valandų pils iš kibiro lietus. Tai nežinau. Bandysiu kelti 6 valandą. Jeigu lys, tada toliau dėsiu į krapą. Jeigu neleis, tada bandysiu kuo greičiau susipakuoti ir dingti iš čia. Tai šiam kartui tiek. Susitiksime rytoj. Iki. Parke gamto klevai, lapai skraidė lengvai gyvybę.